aš laukiau šito momento. Ok, aš jau biškai atsigavau, dabar galim pasikalbėti. Tai aš čia Ibizoj jau esu geras 4 valandas, bet tik dabar gavom galimybę įeiti kambarius, nes yra nežmoniškai daug žmonių. Aš negalvojau, kad čia bus tiek žmonių, nes prieš porą dienų Telegram'e padarė group chatą, kaip aš įsivaizdavau su visom komandom, kurios dalyvaus rungtynėse, ir tų komandų buvo 10, o 2... Čia tiek žmonių, ta prasme, jūs net neįsivaizduoja. Aš net neįsivaizduoju, kiek čia kokių minimum 50 komandų. Dabar pagaliau gavom galimybę įeiti kambarius. Aš toj visai neužilgo parodysiu jums kambario turą. Aš dar, taip sakant, pati nespėjau čia apsidairyti. Atėjau, pagulėjau biškį lovos, bet po kol kas tą matau, man labai patinka. Pasiemant kambario kortelės, visi gavom ir tokį krepšelį iš Red Bull'o. Unboxing! Maišelis maišelėje. Visit Ibiza City. I am doing that right now. Taip. Čia yra kažkas. Toliau mes turime rankšluostuką, mano plaukų spalvos, super awesome. Kojinės ir spėju, čia yra galvos juosta. Nice! Red Bull'o gertuvė. Čia bus marškinėliai. Tik aš nežinau, ar mes privalėsim visi su jais bėgti pačiose varžybose. Aš spėju, kad čia tipo korteliai įsidėt ar kažkas tokio, ne? Ir aišku, kad Red Bull'as. Ok, apsidairom po kambarį. Tai čia mes einam į kambarį ir priešais mus yra štai toks vaizdas. Labiausiai domina štai ten esantis vaizdas, bet šitą dalyką paeksplorinsim vėliau. Čia aš. Sveiki. Man visą laiką kyla vienas klausimas, ar esantis minibaras, atsiprašau, šaldytuvukas yra tuščias ar ne. Ok, it was expected. Tai jo, čia turim mini šaldytuvuką ir mini baro zoną, tada sofą, lovą, ant kurios dabar aš ką tik jau dariau unboxingą, tai nekreipkite dėmesio, čia biškai netvarkinga. Tada čia, spėju, yra tualetas. Yes, just a small space. Ta prasme, šitas balkonėlis ir vaizdas pro jį. Toliau turime keriauklės. Ir čia greičiausiai bus dušas. Jūs taip su manim neprikolinkit. Ta prasme, jūs norit pasakyti, kad aš čia turiu savo nuosavą vonę? Jūs juokaujat? Ir vaizdas pro vonios langus irgi visai neblogas. Ok. Nu, žiauriai nice, tikrai. Įvyko biški outfit change, nes aš suplėšiau savo namų audimuką. Actually, aš tiesiog atsisėdau ant lovos ir jisai pats suplyšo. Tai visa laimė, kad pasiėmiau antrą. Do you wanna see my fit? Atsiprašau, gal galit kažkas iš jūsų paskambinti Gerdai Bieliauskaitei, nes man reikia, kad kažkas bent jau pasakytų slay. Aš atsiprašau. O šiaip, jeigu rimtai, trumpam. Ne tik, kad suplyšo mano maudimukas, bet kažkokiu magišku būdu ir nebeveikia mano telefono pakrovėjas, o aš čia žiauriai daug filmuoju ir čia man labai didelis issue yra. Ir aš 2 kartus skambinau į receptioną, 3 kartą nuėjau, nes aš paklausiau, kur yra pakrovėjas ir man sako, in a safe, in a wall. There's a safe, yeah? And there's a wall. Ai. Palaukit. Ne, bet tai čia ne tas, aš ko ieškau. Man reikia Type-C pakrovėjo, aš sakiau. Type-C charger. Ir mane 100% patikino, kad jisai yra čia, bet jeigu jie šnekėjo tiesiog apie rozetę, aš ne apie tą kalbėjau. Nes be pakrovėjo, man tada pastoviai reikia eiti į apačią į charging stationą ir palikti telefoną. Ir aš nelabai noriu palikti telefoną, nes čia žiūri daug žmonių. 3 dalykai, ką noriu pasakyti. Čia yra super daug gražių žmonių. Welcome parties prasideda už 3 minučių ir mano telefonai yra 5%. Tai aš nežinau, kaip man pavyks. Girdit? Do you want to try? I think they're ready. Okay, I think they're ready. Now, 41,500 plus applications came in from people all wanting to be a part of this competition. How many countries? 49 countries. 49 countries. This is a worldwide event that we are a part of here. 83,000 plus applicants
wanted to be in your shoes? You can expect the unexpected. Brace yourself for 9 next-level obstacles designed to push your body and mind to the limit, turning Ibiza's legendary castle into the ultimate playground of fun and thrills. It looks like your favorite action movies with giant pits, giant moving axes. It's gonna have a lot of music. There are lots of turning. You have big balls, you throw them at the people and they jump into a door, but they don't know which door is open. Man, this sounds impossible. Anything else you want to share? Everything is like from Italy. I won't spoil it more. In our obstacle, we descend through the dungeons of Ibiza. There's a lot of balance, coordination, and timing to make it through. It's impossible to complete alone. You got balance, brains, and teamwork? Let's find out. What do you think? I was born to be free. Dabar yra 11 valandų, ką tik gavau žinutę iš mūsų kuratorės, kad mūsų komanda, mūsų komandų grupė, nes vėlgi čia belia kiek žmonių, rytoj 9 valandą ryto turi būtinai eiti pusryčiauti, nes tada mums dar duos tokius vokus, kuriuose yra mūsų visi čipai, bėgimo, numeriukai ir taip toliau, nes rytoj gan svarbi diena bus, rytoj turėsim visokių daug treniruočių, užsiėmimų, veiklų ir nesu tikra rytoj ar poryt varysim prasibėgti laikui, man rodos rytoj, taip prasibėgti laikui ir pagal tai, kai mes prasibėgsim, tada nustatys ir sudėliosiu mūsų eiliškumą pačiose rungtynėse. Dar vienas žiauriai patogus dalykas, kad nėra jokių kortelių, tipo kaip įeiti kambarį, mes turim tiesiog tokias apyrankės ir tipo su tom apyrankėm gali įeiti tiesiog į kambarį, tai tipo nereikia su savim jokių additional daiktų nešiuotis. Buvau dabar išnešus telefoną į receptioną vėl pasikraut, per laiką pagulėjau vonioje, išgėriau arbatos, pasidariau savo skincare ir dabar jau yra 1:30 valandos nakties, žiauriai noriu valgyti, jūs net neįsivaizduojat. Ir mačiau, kad Šaika aplamai žmonės antiek unbothered, kad mums tipo rytoj treniruotės, dar tik dabar Šaika važiuoja į klubus, kur tipo net nėra Ibizoj šiuo metu veikiančių klubų normaliai, nes nesezonas, bet žmonės vis tiek susirado. Ir šiaip girdžiu, kad kambariuose tūsina, bet aš esu žiauriai motyvuota išsimegoti, ką gausis. Esu dar labiau motyvuota ryte skaniai ir sočiai pavalgyti pusryčius ir apturėti gerą treniruočių ir įvairių veiklų pilną dieną. Tai jo, I go sleep ir mes pasimatom rytoj. Labą.
saugo jau tau. Ai, buvo. Ai, nusidėjau. Kur? Parodė, ai. Tiesiog jau. Okay. Our marshals will hold you at the next platform. So if you fail an obstacle, stay at the next platform and you'll be given a 10-second penalty. So if one person fails, you both have to wait. So you don't go to the next obstacle until both of you have completed it. Ką tik prabėgom pirmą kartą testinį kliučių ruožą. Jis nėra kažkas super ypatingo, bet bent jau duoda orientuotis maždaug, kas mūsų laukia rytoj. Aišku, bėgti per tokį karštį bus žiauriai įdomu, nes kiek mes čia bėgom, rytoj bus 6 tiek ir kliūtis bus žymiai didesnės, rimtesnės, o vien jau tokiam orui tokį atstumą bėgant, ta prasme, aš pilnai padusau. Buvau susimašius tik dėl vienos dalies, tai yra tokie turnikai, kur reikia kaip beždžionėlę nuo vieno prie kito stulpo užsikabinti ir žiauriai daug žmonių tiesiog nuslysta ir nukrenta, nes čia mūsų daug visi prakaituoja ir nučiupinėja tuos vamzdžius. Aš pasižiūrėjau, kaip kiti daro ir jeigu neskubi ir ne tai, kad perdedinėjai rankas, kaip čia jau paaiškinau. Aš nežinau, kaip paaiškinti žodžiu, tai aš jums parodysiu, bet taip, ne, jeigu rankas perdedinėjai, ne tai, kad tipo vieną, tada kitą ir tada dar kitą, bet tipo, nes taip labai lengva nuslysti, nes tu at some point kabi tik ant vienos rankos, nu ir taip. Tai žodžiu, ką aš pamačiau, kad kiti daro, perdedinėja po vieną ranką ant karokščio, žiauriai sunku iš tikrųjų paaiškinti, jūs tiesiog turėsite pamatyti. Prasibėgom antrą kartą, pirmą kartą krito Markas ir dėl to gavom 10 sekundžių penaltį. Antrą kartą kritau aš, nuo tų pačių tipo monkey baro, nes jos dabar antiek nučiupinėtos yra, kad žiauriai slidu. Ir mano klaida buvo, kad aš per daug užsilokinau ir kai pradėjau just, kas slystų, bandžiau susikaupti ir toliau vienoje vietoje kabėjau, o reikėjo tiesiog greičiau judėti, nu bet tipo nesigavo taip. Bet kad ir kaip bebūtų, atbėgom greičiau negu šalia mūsų bėgus komanda, tai viskas nice. Aplinkui jau pradėjo statytis veiklų stationai, sakykim taip, tai aš dabar varysiu iki kambario persirengti, pasikrauti biškį telefoną ir prisijungsiu prie kažkurio iš jų. Pagalvojau, atemptinsiu visą veidą pasidaižyti tiesiog su lūpų peštuku, nes mačiau, kaip kažkas taip darė ir aš manau irgi noriu taip. Gerai, tipo nuoširdžiai pasakius, čia labai visi įdegę vaikšto, aš nesuprantu, kodėl jūs visi tokie įdegę, nes vapšė dar net nebuvo progos, kad tu taip įdegė. Tai dabar planas. Pasirodo, kad tarp visų veiklų čia yra dar toks baigas, kad galima išvažiuoti pasivažinėti bagiais. Pagal sąrašus mes su Marku gaunamės pirmoji grupiai ir pirma grupė už 2 valandų išvaro į šitą malonumą. Tai aš turiu lygiai 2 valandas to go to the beach, pasitagin, you get the vibes. Tai tipo, telefoną palieku krautis receptionę, tai jūs ten kažką pagalvokit, ką veiksit, nes aš tai bus užsiėmus. Ruošiuosi ir už kokių 15 minučių išeisiu į vakarienę, kuri yra šiek tiek kitokia vakarienė negu buvo vakar, nes joje susirenka tik tai wildcardai. Mes net turim atskirus koponėlius, būtent šiandienos vakarieniai ir kame yra esmė. Šitose rungtynėse dalyvaujantys žmonės yra 2 tipų. Žmonės, kurie pildė paraišką, siuntė savo aplikacijas ir dalyvavo konkurse, kad galėtų čia būti. Ir tada mes, wildcardai, kurie patys buvo pikinti Red Bullio. Tai tipo, we are special. Šiandien ryte, kai vyko prasibėgimas ir kai visiems buvo sudėti numeriukai, mes su Marku bandėm sužiūrėti, kiek iš viso yra komandų, nes sakau tiek žmonių, kad net iš viso neaišku.
Ir aukščiausias numeris, kurį matėm, buvo 1-5-6. Ir čia visiškai palikta interpretacijai, kiek dar daugiau komandų yra, bet wildcardų sąrašuose yra 75 komandos. Tai tik tai mes tos 75 komandos varom į šiandienos vakarienę ir ten turėtų kažkas būti super special, nes tipo dėl kokios kitos priežasties mus tada atskirtų nuo kitų žmonių. Nu tipo. Dar super greitai prieš išeinant fit check. Ir aš jau nebeturiu laiko daugiau, tai einam. Mano planas buvo atsikelt kuo anksčiau, kad galėčiau suvalgyti kuo daugiau ir vis tiek spėčiau suvirškinti iki varžybų. Iš tikrųjų, bele kaip anksti dar, mano visas veidas dar užtinęs ir nuo saulės, ir nuo miego. Norėčiau panepint dar grįžus. Kadangi vakar vakare bele kaip norėjau valgyti. Jūs juokaujate, ta prasme, bele kaip. O čia dining in rooms kainuoja tiek, kad mes tiesiog net nežinokame apie tai. Tai tipo tiek prisivagiau sneksų iš pusryčių, kad net pati savim didžiuojos. Vienas šokoladukas, tada toks pats šokoladukas, tada krekeriai tiesiog, tada kažkoks šokoladinis pyragėlis ir tada toks pats tiesiog bananinis pyragėlis. Tai palyginus su vakar, kiek turėjau maisto, neturėjau nieko. Tai čia belekas. Čia aš dar net šaiką galėčiau kambarį priimti ir pavaišinti. Aišku, miego noriu, tai žiauriai. Eina savo, iš tikrųjų, mano net akis dar pilnai neatsimerkusios. Ir nėra, kad aš labai vėlai vakar būčiau nuėjus miegoti, bet aš manau, kad ir saulė tiesiog dar daug kepiau. Tai šiaip tokia visa patinus, ištinus, nežinau kaip jums paaiškinti. Kaip mes vakar įsiaiškinom, mes trasoje bėgam 108. Pirmoje vietoje esantys žmonės trasą prabėgo vakarykštę per 26 sekundės. Per 26 sekundės. Mes 108 vietoje prabėgom per 50. Žmonės moka įspūdingų dalykų. Žodžiu, kadangi mes esam 108, mes priklausom trečiai karščio bangai, kuri trasoje startuoja nuo 11 valandų, bet kada mes išvažiuojam, va čia yra didžiausias klausimas, nes vapšė niekas neaišku. Ir pusė žmonių hotelį vaikšto super chill, ta prasme, aš va pro langus matau, kaip dabar žmonės maudos baseine. Kita pusė, full ass panika tiesiog. Žmonės laksto, pasiminėja daiktus, aš va kambarį stoviu, kavytę geriu. Ir vat, nes aš net nežinau, kuriai žmonių grupėje aš turėčiau priklausyti. Bele koks bardakas pas mane čia kambarį, jau šiandien aš šiaip visada dedu tas korteles, kad neįtų į kambarį ir netvarkytų, nes come on, aš nesu ant tiek išpizdėjus, kad man reikėtų, kad jūs man keistumėt patalynę, tipo, kiekvieną dieną. Man čia ant tiek veisnimas atrodo, kad bet jau šiandien sakiau, jau tegul užeina pas mane sutvarkyt kambarį, kad po varžybų grįžčiau švarų kambarį. O šiaip jeigu rimtai, tai tiesiog baisiai daug smėlio prisinešiau į lovą. Okay, good luck, guys. Ką man kaip už vandens filtrų? Žodžiu, tai mes toj pavėsiniai turim palikti visus savo daiktus, įskaitant ir telefonus. Tai biškai gaila, nes negalėsiu pafilmuoti tiek, kiek norėjau, bet this thing was expected. Tačiau, ką tik pasakė, kas mane labai nustebino ir dėl ko aš labai apsidžiaugiau,
Mums visiems duoda GoPro kameras, jeigu mes norim jas pasiimti, tai aš turėsiu daugiau medžiagos iš pačių lenktynių, kurią galėsiu jums parodyti. Iš manęs dabar kaip ir viskas ir tada greičiausiai pasimatysim po lenktynių. Which number you have? 37. Please, all the team go. And now you need to go to the next tent. Okay, can I give you my jacket too? Can you try to yes, tie it up there? We leave phones here too, yeah? Everything. 1 second. On your marks. Get set. Ok, tai čia buvo tas super kietas, greitas ir gražus varžybų montažas, kurio jūs ir nusipelnėt. Bet taip pat nusipelnėt ir tiesos. O tiesa ta, kad man buvo pizza. Ta prasme, aš norėčiau juokaut, bet aš nejokauju. It was brutal. Pradžiai rankom trinu taip, lyg tuoj čia belę ką padarysiu. Ta prasme, olimpinę ugnį žiepsiu savo nuostabių sportinių pasiruošimų. Aš noriu savo padėkoti už drąsą, už ryžtą, už pasitikėjimą savim. Tai žodžiu, trasa prasidėjo bėgant įkalnę pro pilies vartus. Let's do this! Jaunatviškas entuziazmas, love that. Tai pirma kliūtis buvo super easy, prabėgus pro ją iššokom į vidinės pilies kalno gatves ir bėgom toliau į viršų iki kitos kliūties. Ir čia raktinis žodis buvo į viršų. Jeigu ką, nes visas kelias buvo antiek maks į viršų, kad galėjo mažiau būti viršų. Non-stopų bėgant į įkalnę, aš jau po kelių minučių pradėjau stipriai questionuot savo pasiruošimu visam šitam reikalui. Pesta. Tu dur. Iš viso širdies noriu padėkoti Markui, kad vis atsisukdavo atgal, pasižiūrėti ir pačekinti, ar aš neguliu kur nors nusijungus ant šaligatvio. Nes taip tikrai galėjo būti. Kai pamačiau šitos laiptus, jūs neprikolinkit. Aš žinau, kad čia bus ta vieta, kur ir prigulsiu. Ta prasme, prigulsiu perkeltinė prasme, nes sustot nebuvo variantas, bet kad ant tų laiptų nugulė mano entuziazmas, tai faktas. Ir ta prasme, you just don't get it, ok? Nes tipo GoPro dar čia iškreipia vaizdą ir visa kita ir nesimato to kalno statumo, bet tipo buvo belia kaip statu visą laiką. Čia man Markas sako jau kokią trečią motyvacinę kalbą, kad tipo bėg, žinai, nu tipo, nors ir lėtai karočią, bet tipo vis tiek bėg, nes jau užsiknysęs iki negalėjimo, kad aš visą laiką paskui velkos. Nu, bet žodžiu, guys, aš jum pati prisiduodu. This was hard. Kadangi visas kliūtis jau matėt, tai šitam montaže per daug tiesiog neišsiplečiu, bet kodėl rodau šį momentą, nes čia įvyko didžiausias feilas. Visa esmė buvo dabėgti iki durų ir jas išmušt, kas Markui gavosi labai sklandžiai, bet aš durų pilnai nesugebėjau nuverst, dėl to įkritau į duobę ir prilietus draudžiamą zoną gavom 1 minutės baudą, kuri paskui prisidėjo prie mūsų laiko finišuojant. Pretty hard. You okay? If you need to take a seat, we can bring you some water. Nu, belia kaip juokinga, ta prasme, ant mano veido taip matęs, kaip aš jaučiaus, kad šita moteris nėra nei pirma, nei paskutinė, pasiūlius man atsisėst, sustot, atsigert vandens. Bet, tipo, gerai, kad buvo Markas. Vapšė, Markas yra visiškai MVP.
Nuvažiuojam, Markai, važiuojam toliau. Sekanti kliūtis buvo kosmiškai gražiam spotui. Aišku, čia kamera sukinėjasi visas pusės, tai sunku matyti, bet mes buvom beveik ant pačio kalno viršaus, kur atsivėrė visa graži pakrantė. Jau kad ir kaip lievai būtų, žinau, kad Monkey Bars nebus ta vieta, kur susifeilinsiu, nes tiesiog negalėčiau savo to leisti, turint omenyje, ką sportuoju Lietuvoj, tai laikiaus taip, lyg po apačia lava būtų buvus. Po čia bėgom iki dungeono, kuris progresyviai vis siaurėjo ir galų gale reikėjo iš jo išropot ir paskui turėjom vienintelę ir ironiškai trumpiausią atkarpą trasoje, kur bėgom žemyn, o ne į viršų iki mano visiškai mėgstamiausios kliūties. O mėgstamiausia todėl, nes čia turėjom čiuožt vandens čiuožykla žemyn ir per viduriuką kažkur pakibo Marko šortai, todėl jis mane pastumė į priekį ir kaip aš nuskridau, ta prasme, jūs net neįsivaizduojat. Aš nesitikėjau, kad ten gale bus tiek vandens, bet ačiū Dievui, kad buvo, nes iškart atsigavau ir nuo bėgimo, ir nuo temperatūros, kuri buvo lauke. Bėgant link pabaigos įveikėm vieną minimalią kliūtį ir finišavom įbėgę į slidžią įkalnę, kuriai įveikt buvo šalia ir pagalbinės virvės, bet pati įkalnė nebuvo tokia stati, tai užbėgom tiesiog paprastai. And this is me po trasos, palyginus su prieš tai, čia jau skaitos, kad aš atgavau savo spalvą. Thank you. Gerai, aš šiek tiek nusiraminau, buvau po dušu, atgavau savo odos spalvą, o ne ryškiai bordo. Ok, taip pat tie visi obstacles, žiauriai easy, super fun, bet the run. Jūs juokaujat, aš per pirmas 30 sekundžių galvau, kad arba apsivemsiu, arba nuolpsiu, nes snowcap man tiesiog akis rasot pradėjo. Visas bėgimas tiek prasidėjo, tiek tęsęs į žiaurę įkalnę. Ir kaip ir sakiau, per pirmas 3 sekundžių taip užkalė širdis, nors mes dar su Marku šnekėjomės prieš tai, kad tipo neskubėt, nes jeigu užskubėsi pradžiai, tada lievai bus paskui. Ir mes neskubant vis tiek, nu tipo aš bent jau asmeniškai taip užskubėjau, nes aš vapšė nedarau kardio. Vienintelis kardio, kurį aš darau, tai yra technotūsose. Pasijautė. Tai jo, žoskai užkalė širdis per pirmas 30 sekundžių, tada nebuvo vietos per visą trasą, kad šitas dalykas atsistatytų. Ir aš tokia dėliužinau, tik pabaigus trasą, praėjo kokių 5 minutės, aš stoviu, valgau ledus ir galvoju, aš net nespėjau atsistatyti, bet tipo, nu tiesiog, stoviu ir sakau, Markai, blema, čiūju dabar žymiai geriau trasą prabėgčiau. Girl. Ne. Aš. Manęs dar vis net leidžia. Blema, man biški čia kažkaip nejauku, nes jūs sėdit apsirengę greičiausiai, nes jeigu ne, tai tada irgi kelia klausimų šiek tiek. O aš čia biški tokia išsinuoginus, bet aš norėjau kuo greičiau nufilmuoti šitą dalį, papasakoti jums įspūdžius, nes paskui jau sėkmės mane sugaudyti jums. Ai, dar vienas dalykas, ačiū Dievui, kad mes, aš net netikrinau, perėjom ar neperėjom, bet čiūjų neperėjom, nu tipo į finalą. Ir aš ačiū Dievui, kad taip įvyko, nes aš tos pačios trasos, nors gerai, nu gerai. Būtų įdomu, nes jau žinau, ko tikėtis. Tipo tą pačią trasą pereiti dar kartą. Bet tai nereiškia, kad man ten geriau sektųsi. Tipo taip realistiškai mąstant. Tai jo, į finalą aš net neturėčiau daug noro iš tikrųjų patekti. I had my fun. It was really fun. Well, it lasted. I'm good, guys. Gerai viskas. Tikrai einu apsirengti, pavalgyti ir pasidžiaugti oru, nes šiandien yra paskutinė diena, tai reikia pasiimti viską, ką galiu. Aš šiaip šitoj kelioniai turiu tiek daug įspūdžių, kad aš net nežinau, ką pasakot, į kuriuos kanalus. Ypač, kai dar postinu biškį ir Instagramą, ir vlogą filmuoju, nenoriu, kad informacija kartotųsi, bet žodžiu. Buvau dabar išėjus pasideginti 1,5 valandos ir yra taip įdomu klausytis, ką kiti žmonės šneka, kaip jiems sekės trasoje, su kokiais iššūkiais susidūrė, kad kažkas tik išbėgęs užkliuvo, neatsigavo ateinančias 5 minutės. Žmonės verkė, rėkė ir šiaip visi žmonės jie tokie super social yra ir viską žiauriai ekspresyviai pasakoja ir tas bendravimo modulis yra labai kitoks negu pas mus Lietuvoje, aišku, dėl suprantamų priežasčių. Aš vis stoviu atsisukus į tą pusę, nes aš ten matau pagrindinį mūsų baseiną ir daugiausia žmonių irgi
šnekančių, bendraujančių ir viskas taip awesome yra, gyvenimas yra toks awesome iš tikrųjų. Thank you. Ta prasme, aš einu ir pati žvengiu. Aš nuo kambario iki oro uosto atsiradau literaliai gal per 8 minutės tiesiog. Nei nusiplovau veidą po miego, nei išsivaliau dantis. I'm so fucking stressed. But I had so much fun last night. So much fun, kad besistatant žadintuvą tiesiog nulūžau ir neusistačiau žadintuvą. Aš tiesiog einu ir žvengiu iš savęs. Gyvenk ir žvenk, aš jums galiu daugiau pasakyti. Aš net neįsivaizduoju, aš net nesu tikra visų pirma, ar aš spėjau užsiblaivyti po vakarą. Tai galimai aš dėl to tiesiog einu ir žvengiu. Bet ir šiaip, good vibes only. For now. Žodžiu, susitvarkiau save šiek tiek, kiek galėjau tualete. Mes visai greit išskrisim, bet aš dabar dar noriu susirasti rūkymo zoną oro uoste, parūkyti, nes I need this, okay? Jūs neįsivaizduojat, kokiam filme aš čia vaikštau. Palaukit, aš kai šneku su jumis, tai tada nepamirštu, ką iš tikrųjų darau. Kur aš vapšė esu? Mes tiesiog random, ką tik su kažkokiu praeiviu rankom susikabinom. Irgi primena vagą. Aš net neturiu tiek laiko, kad čia taip vaikščiot. Gerai, aš tiesiog pasiklausiu random žmogaus, nes neturiu tikrai laiko. Ok, pasirodo, čia nėra vietos, kur gali išeit parūkyti. Ibiza, what do you mean? Ta prasme. Jūs esat fucking Ibiza. Ir jūs neturit vietos, kur žmonės gali rosti išeit parūkyti. Čia bairis, ane? Ta prasme, kur kameros? Tai galit man pasakyti, kam aš tada pirkau tą Hitsų paką už 60 eurų? Gerai, kad aš dar vis girta šiek tiek, nes man tada viskas juokinga atrodo, bet šiaip tai būčiau susiparinus. Nusipirkau obuolį daug. Healthy lifestyle. Lendinom Frankfurto oro uoste, dabar čia turim porą valandų, man rodos, iki skrydžio. Kiti išvarė į miestą pavalgyti, aš pagalvojau, kad tingiu. Ir šiaip turiu žiauriai daug medžiagos, ką reikia sutvarkyti ir sumontuoti. Ir žinau, kad grįžus būsiu žiauriai pavargus ir nenorėsiu to daryti, tai geriau dar kol viskas ant karšto. Nusprendžiau likti oro uoste ir sumontuoti medžiagą čia. Ir Markas su manim pašėrino tokį QR kodą, kurį jisai gavo, kaip pirko ten Revoluto kortelę ar kažkas tokio, man rodos. Ir taip tu gauni tada access į tokį lounge'ą, kur tipo yra maisto ir taip toliau. Tai aš dabar bandau surasti tą lounge'ą ir ten pakimarinsim biškį. Taip aš padaryčiau jums lounge'o turą, bet manęs ten neįleido. Pasuprantama, kodėl, nes to QR kodo negalima šėrintis. Tai aš čia pakritau belekur, kraunas telefoną, dabar biškai montuoju medžiagą. Ir už kokios valandos laiko varysim jau į skrydį į Lietuvą. Tararam! Čia į vlogą. Aš noriu parodyti, kaip tipiškai grįžau į Lietuvą.